Gerą dieną visiems. Rinkimai nenumaldomai artėja, o ta opozicija, kaip suprantu, nelabai sugeb susišnekėti, susitarti, susitelkti į vieną krūvą, į vieną darinį. Tai jeigu ir vėl nieką būsim atskiri ir tempsim vežimą į skirtingas pusės, tai ir vėl valstybė bus valdoma aferistų. Manau, kad to mums nereikia. Būtų tada protingiau nusiimti visiems karūnas ir nebevaidinti viens už kitą protingesnius, o susitikti rimtam pokalbiui. Tai visi tie, kurie nori sugrąžinti valstybę žmonėms Lietuvos, atsiimti ją iš uolių globalistų pastumdėlių, kurie ved Lietuvą į karą grinai. Tai nusiimti reikia karūnas ir šnekėtis, tartis ir sudaryti vieną sąrašą. Kad būtų vienu sąrašu visi aktyviausi tie žmonės, kurie daug metų dirb, stengias, bet kai yra jie visi atskiri, nieko nepadaro. Niekada nepadarysim, jeigu būsim visi atskiri. Kaip toj Krylova, ar kieno ten ta pasaka yra. Однажды лебедь до щука вести поклажи воззались. Поклажа бы казалась для них легка, да лебедь врется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет к воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Tai 34 metus pagal tą pasaką mes visi veikiam, veiklos turim visi, bet rezultatas niekinis. Gal gana tas nesąmonės išdarinėti. Metai einti, nes senstam jau, pražylom jau ir nieko nepadaro mane. Juokias kiti, tie, kurie nieko nedaro, sako, jūs darot ir nieko nepadarot. Na, aišku, kaip mes padarysim, jeigu viens į kairę, viens į dešinę, kits dar į pietus, į šiaurę, ne į vakarus. Tai turim pasisemti išminties iš tų visų padarytų klaidų. Todėl reikėtų visiems, kaip suprantu dabar, kartu su Vyčiu, Eduardas Vaitkus sumuša ranko mane, tai manau, kad reikėtų ir kitiem ten atsirasti. Ir Taurui Jakilaičiui, ir Nendrei Černiauskienei, ir Erikai Švenčionienei. Tai nežinau, tų žvaigždžių čia tokių aktyvių daugiau yra, aišku. Tai netgi manau, kad iš šeimų sąjūdžio irgi dar turėtų tokie, atsimenu, aktyvi buvo Vitoldo. Dar ten tų žmonių tokių. Tai reiktų kalbėtis, kodėl jūs nieks nesikalbat. Laiks taigi senka. Būtinai, turit visi būti vienam sąrašui. Vien sąrašas, kad įvairūs Lietuvos žmonės už tą sąrašą balsuotų. Nes tiek vieni, tiek kiti turi savo žmonių ratą. Ir visi tie žmonės yra
Lietuvos šeimininkai. Nors, aišku, nuo jų dabar ta Lietuva nusavinta yra. Bet mes visi skirtingi, bet turim vieną tikslą susigrąžinti savo valstybę. Tai dabar padėtos visas karūnas į lentynas, sudedam ir pirmiausiai susigrąžinam valstybę, kas yra svarbiausia. O daugiau jau žiūrėsim, vis tiek demokratiniu to principu, kas ten kaip. Lietuvos konstitucija turi gerbiama, turi būti laikomas Lietuvos konstitucijas. Manau, čia visi sutiksit irgi su tuo. Tie, kurie valdo Lietuvą, užvaldė tą Lietuvą ir 34 metus vykdo globalistų planus, tai jie į tą konstituciją senai nusispjovė ir jiem neįdomi ta konstitucija, jie ką nori tą daro toj valstybei. Nes jų rankose teisėsauga, jų rankose viskas. Užtat jie fabrikuoja bylas, sodina nekaltus žmonės į kalėjimą. Ką nori tą daro, kaip savo namuose. Ir savo namuose belė ką negali daryti, nes jeigu nusikaltimą darai, tai vis tiek turėtų teisėsauga tvarkyti reikalus. Bet kadangi Lietuva neteisinė, teismai teisingumą nevykda. O aš labai daug su tuo teisėsauga turėjęs reikalų ir žinau, kaip čia viskas vyksta. Netgi skundų nepriėm. Arba atmet dokumentus žmonių, irgi jeigu pateik dokumentus, kurie reikalingi prie bylos, sufabrikuotose visokiose bylose. Jie mėta tos dokumentus visai kaip, ką nori tą daro. Jokių teismų, jokių teisėjai čia yra tik tai parodija. Nes viskas yra daroma pagal Grybo Landsberginės gaujos užsakymą. O Grybo Landsberginė gauja, tai ne vienas tikriausiai matėt Landsbergio senas nuotraukas su Sorošais tenai, su visais. Ir nuo pat pradžių, taigi ta Lietuva, nuo prezidentą, tai nuo Tapkės, kada išrinka, jau tada konstitucija sulaužyta buvo. Suprantat, tuo, ko mes turim remtis, tas iš viso negalioj. O kai nori susidoroti su žmonėm, tai irgi nesvarbu, kaip kas yra, svarbu, ką sugalvos teisėjas, teisėjas, ten prokurorai, advokatai, toksai nesąmonių darėms. Tai privalom šitą užbaigti, šitą betvarkę, šitą nesąmonės tas visas. Tai užtat, norėdami tą užbaigti, turim susimastyti ir nebetemti. Lietuvos į skirtingas pusės nebetampyti. Tai reikia visiems sueiti krūvą, reiškia. Kas savi laikot opoziciją, reikia sueiti į krūvą ir susigrąžinti valstybę vienu to sąrašu. Kandidatuoti Seimą. Aišku, kreipiuosi ir į tuos, netgi aš galvoju, kad ir reikėtų, kad būtų ir iš suverenų kas nors kandidatuotų į tą Žilvins Užkuraitis labai tiktų, man atrodo, tenai labai protingas žmogus. Nes atstovautų būtent tai sryčiai, tai žmonių grupiai. Reikalingas toks atstovas irgi, nes suverenai tai irgi žmonės čia gyvenantis toj šaly. Labai protingų minčių pas jos yra, kodėl mes jų negirdim. Būtina kuo daugiau tokių aktyvių žmonių įtraukti. Lunskis, Gintars. Tikrai irgi žmogus. Ir kitiem net žmonėm padeda jisai daug. Tai tokius aktyvių žmonės, tokius pastoviai, kurie prieš sistemą, būtina juos sujungti į vieną krūvą.
ir vienu sąrašu kandidatuoti Seimą. Tai mes paprasti žmonės. Tiem, kurie užsidėjo karūnas, turim biški paspardyti šiknas. Ir reikalauti iš jų, kad jie nusimtų karūnas ir kalbėtų. Būtina kalbėtis, tartis ir kuo greičiau sudaryti vieną sąrašą žmonių, kurie kandidatuotų į Seimą. Tai visi žmonės reikalingi, žmonės skirtingi, sako, neįmanomai suvienyti. Nežinau, neįmanomų dalykų nėra. Yra tik nieko nedarantys žmonės. Tai nebūkim tie, kurie nieko nedaro. Pasistengkim. Nesakau, kad visi nieko nedaro. Yra daug tokių, kurie nieko nedaro ir dar turi naglumo kritikuoti tuos, kurie daro. Dėl to, kad darot, nieko nepadarot. O kad padaryti, turim būti dauguma. Ne atskiri dariniai, o dauguma. Viena stipri dauguma. Aš daugam irgi, daugam. Visokių tų žmonių yra. Man, pavyzdžiui, mokytoja Astra Astrauskaitė, ne? Tai jinai grinai, švietimo ministrė jinai turi būti. Mes turim viską daryti, kad ją paskirs švietimo ministrė. Tikrai moteris myli Lietuvą. Myli kalbą Lietuvos. Patriotė didžiausia. Tai viską tą reikia ugdyti mūsų vaikams. Ne tas visas LGBT propaganda, bet visą tą, ką turi Astra. Ir mes privalom tos tokius, kas mus skiri, kas mus priešin, atmesti šoną ir daryti tai, kas mums yra svarbu. Tai visus tos aktyvius, sakau, reikia ar tokias tos pažiūras. Mūsų pareiga dabar susigrąžinti valstybę į savo rankas ir apsaugoti Lietuvą nuo karą, į kurį stumi Lietuvą užvaldžiusias padugnės, kuriuos vykda priešiškų valstybių, tai ne tokia valstybės, globalistai, kas jie yra. Globalistai tai yra tokie gyviai panašus į žmonės, kurie nori panaikinti visas valstybės, visas tautas ir valdyti visą pasaulį. Didžiąją dalį žmonių išnaikinant, kitus pasiliekant vergais. Tai tie, kas valdo 34 metus Lietuvą, būtent šitų išsigimėlių vykdo planus. Tai ar mums reikia tos žmonijos sunaikinimą eiti tais keliais. Mumis nuodį, tos chemtrailus visokius puršti, kiti juokia, sako, čia garai iš lėktuvų. Nėra taip. Taigi viskas užnuodyta, viskas maista, ką valgom. Privalom pasipriešintam. Paprasti žmonės yra dauguma. O tie saujelė išsigimėlių bando sunaikinti visas valstybės, visas tautas, ir padaryti tokius kaip biorobotus. Kai kurie jau ir padaryti biorobotai, kurie nesipriešintam visam, kas vyksta. Nejaugi mes norim būti tokiais biorobotais. Nebūkim biorobotais, būkim žmonėm. Mes esam laisvi Dievo vaikai. Tai ir darykim, saugokim savo šalį, savo žemę, kurią iš mūsų nori atimti. Tie, kurie susvaiga, kurie ant $1 parašė naujoji pasaulio tvarka. Ar mums reikia tokios naujosios pasaulio tvarkos? Mums reikia, kad viskas būtų kad būtų valstybės, būtų tautas, tradicijas. Viską mes turim išsaugoti. Tai susimastykim.
kviečiu vat visus pasidalinti to video, parodyti savo karaliam, savo ponam. Skambutis atein man, bet nežinau čia. Trukdysis, nesitrukdys. Pakalbėsiu dar toliau. Norėjau užbaigti jau. Ilgų nieks nenori žiūrėti, atsibosti irgi žiūrėti. Tai susikaupkim va tiem Seimo rinkimam. Vat visi, kurie žinom tos savo karalius, vat kurie tokie biški nuosės užžietę vaikšto, biški pendelį tokį į užpakalį ir kad karūnas nuimti. Ir reikalaut, kad vat kalbėtų, kalbant, sprendžiama visi vat reikalai, kalbant, kalbėtis. Nieks nesusitvarkys savaime. Užtat reikalings bendravims, kalbėjims. Manau, kad, va dabar tokį vat išleidžiu tą video padarau ir galvoju, kad reikėtų suorganizuoti, kuo greičiau suorganizuoti visų aktyviausių va tų tokių žmonių, žinoma, vat susirinkimą į vieną krūvą ir kuo greičiau aptarti ir sudaryti sąrašą. Dėl tų vat irgi sąraše 1, 2 tas vietas. Manau, kad būtų tikslingiau iš tų vat pagrindinių žmonių vat tokius burtus ištraukti. Nes čia kiekvienas nori būti 1, kiekvienas 2 nori būti, ne, ten 3. O aš manau, kad visi lygus turėtų būti. Tai va turėtų tas bent jau 10 tų vat pirmų, ir kitus, aišku, kad galite. Tos aktyviausias 10 sudedami į sąrašą aktyviausių. Į podynę sumetam vat visus tos numeriukus ir traukit. Kad nebūtų ten irgi vat tas karalystė, kad tą karalystę panaikinti. Kad vat aš čia dabar 1, čia viskas. Ne, turi visi vienodai būti. Vienodai lygus ir aš manau, kad turėtų traukti numeriukus tos ir kas 1, kas 2, kas 3. Ir tada supranti tas katras nori vat 1, ne 1 sąraše. Tai jis turi pasistengti tada, jeigu jis nebe 1 sąraše, ne, kad visi tada turi stengtis, ne. Tai vat ir reikia daryti, kad vat visi būtų lygus, kad nebūtų viens už kitą aukštesnis. Nereik mums nei lyderių, nei karalių, mes turim būti irgi vat visi lygus. Tartis, kalbėtis, kaip lygus su lygiu. Nelaikyti aukščiau savęs kitų. Nes jeigu tai tam ir yra didžiausia problema, tai kur karaliauti mėgėjai yra, jie save aukščiau kitų laiką ir viens ir kit, suprantat, ir jie tarpusavį nesusišnek, ir tada ir viens ir kits, tiem žmonės į skirtingas pusės ir viskas. O to nereikia. Tai viską reikia daryti, kad tą karališkumą, tą karalystę sunaikinti. Reikia, kad tokia bendruomenės tas jausmas, kad būtų. Kad traukti visus į vieną krūvą. Ir sakau, tą skaičiuką, numeriuką, paėmė iš podynės, kokios ir išsitraukė. Kokį išsitraukė, tokį ir turime. Tai dar apie tą sąrašą irgi, aš pats irgi sugalvosiu, dar pasižiūrėsiu. Nelabai turiu, kiek turiu laiką, labai retai aš šito turiu laiką, tai pasižiūriu, pasigalvoju, bet reikėtų susirašyti pačiam tos aktyviausios žmonės ir žiūrėti, kalbėtis, kaip tenai kas ir sudarinėti tą sąrašą. Ir kiti ir jūs galite tokius pasiūlymus žiūrėti, kokie tie žmonės jums, kuriuos žmonės manot, kad būtina pasiųsti Seimą. Kad atstovautų, gintų Lietuvos valstybę, Lietuvos interesus, Lietuvos konstitucijos laikytus. Tai pagalvokim, ne? Komentaruose gal čia parašykit, gal ir kaip nors ir taip galim susisiekit, pakalbėti, bet būtina paskubėti. Turim paskubėti, nes laik senk, o kol kas dar mažai padaryta, o padaryti turim daug. Tai tie gal tam kartui. Geros nuotaikas visiems. Neprarasti vilties ir nusiteikti.
energingai susigrąžinti valstybę. Geros dienos, sėkmės darbuose, atostogose ir kuriant mūsų valstybės ateitį. Kurkim ją kartu. Ačiū visiems. Dėkui, sako, reikia sakyti. Dėkui. Iki.